Taigi šiandienos tema yra, kuogi skiriasi, kada mes nepasitikim tiesiog vyru ir einam į pavydą ir kai vyras iš tikrųjų yra mums neištikimas. Nes labai dažnai susiduriu su tokia situacija, kad klientės tiesiog kol yra tarsi rūke, jos nemato tos realios situacijos ir jos dažnai e, būtent paskatintos vyro, nes vyras sako, tu išsigalvoji, tu durna, tą persišvies galvą, būna tokios įvairios frazės ir jos sutrinka ir jos nežino, ar jos tikrai yra pavydžios moterys ir jos nepasitiki savo vyru, nepasitiki savimi, ar tai yra tik tais vyro per manipuliacijas primesti įsitikinimai, kada vyras įteigia, kad mes esam pavydžios, o pats iš tikrųjų eina tiesiogiai per moteris ir veda ne visai tokį gyvenimo būdą, kad mums norėtųsi, ar ne? Smerkti aš negaliu, kiekvienam yra savo gyvenimas ir savo gyvenimo ypatumai, bet aš neprijaučiu tiems vyrams, kurie nevertina savo moters, kurie negerbia savo moters ir šone turi tam tikrų santykių papildomų, nes aš galvočiau, jeigu tau jau negerai šiuose santykiuose, baik šitus santykius, reikia kitus santykius, tada nuo naujo lapo ir mažiau bus įskaudintų širdžių, mažiau bus intrigų ir namie ir pats geriau jausies. Tas pats liečia ir jūs, moteris, nes būna ir atvirkščiai. Ir dabar būtent pažiūrėkime, kokiegi esminiai šičia yra skirtumai. Kada moteris iš savęs nepasitiki vyro vien dėl to, kad jau jų yra žema savivertė, jos galvoja, kad jos yra nepakankamai geros žmonos, moteris, nepakankamai seksualios, jos daug turi savo priekaištų, arba tiesiog vyrai iškelia ant pjedestalo ir, kaip tokį saldainiuką kita moteris nepažiūrės, neįvertins ir iš to taip pat kyla įvairios mintis, kaip ir sakiau, kaip tokio saldainiuko kita ar ne, nenorės paragauti, jos stengsis, jos karsis ant mano gražuolio kaklo ir iš to vėlgi pasikelia įvairiausia grandinė, einanti į pavydą, į tas mintis, į tas baimės, kada mus jos tiesiog sukausto ir mes jau nebegalime realiai matyti situacijos, nes mums atrodo, kad tai, ką paduoda baimės, mūsų abejonės, mūsų mintis, darosi tai realybė. Ir tai būtent yra prie to, kada mes einam iš nepasitikėjimo į pavydo prizmę. Taigi, kada esi nelabai patenkintas savimi, dažnai lyginiesi, dažnai save nusivertini, atrodo, kad tokios kyla mintis, kad jis manęs nemyli, kad jam kitos įdomesnės, kad aš jam dar nepakankamai graži, seksuali ir už mane yra gražesnių, atsiranda tas lyginimasis ir jis suaštrina visas mintis, iš kurių vėliau gimsta įvairios baimės, minčių srautai, tie kankinantys scenarijai, kaip galėtų pasielgti mūsų vyras. Ir čia automatiškai kas vyksta? Čia automatiškai mes puolam ieškoti įrodymų. Reikia įrodymų kažkokių gauti, ar ne, kad mano mintys arba teisingos, arba ne. Ir dažniausiai tų įrodymų kaip ir nėra, nes vyras nepriduoda preteksto, o tai, kad mes interpretavome, kad jis daugiau pakalbėjo balio metu su kitomis tiesiog giminaitėmis, draugėmis, pažįstamomis, tai nėra ta priežastis, tai yra tik tais, nėra tai faktas, tai yra tiesiog bendravimas tarp žmonių. Žmonės turi ir priešingos lyties
geriausius draugus. Ir tai įmanoma, kol nei vienas iš jų jau nepradeda turėt kažkokių vilčių arba kitokio požiūrio vienas į kitą. Ta draugystė tarsi tarp brolio ir sesers. Nu, brolis manęs nejaudina. Jį kartais tiktais norisi užmušt, ar ne? Ir kaip atrodo tada moters pasaulis, kada yra neištikimybės elementai realūs? Tai pirmiausia, kad pasikeičia vyro elgesys. Buvo apsileidęs, staiga galbūt pradėjo pustytis. Staiga kažkaip darbe pradeda duot daugiau darbų ir jis užsibūna ilgiau, ar ne? Jisai nebenori tų prisiglaudimų. Jam nereikia netgi sekso. Elgiasi jisai šaltai kitą sykį, agresyviai. O jeigu dar iš tų vat įtarimų, ar ne, vėl pasikelia tas noras sekti, norisi rasti tų tiesiog įrodymų, pastebi, kad vyras pradeda slėpti savo telefonus, užsideda daug įvairiausių slaptažodžių, keičia slaptažodžius ir telefone, ir kompiuteryje, kad niekur negalėtum prieiti. Ir jeigu net ir norėtum pasinaudoti jo būtent šiais daiktais, jisai kategoriškai yra priešiškai nusiteikęs ir jisai tiesiog kaip ta ugnis visa eina, putoja, norint pasinaudoti jo būtent kad ir kompiuteriu sužinot kažkokią informaciją. Pavyzdžiui, sugedo mano kompiuteris, ar ne, aš noriu pasižiūrėti, kokios taisyklos yra artimiausios, kokios geriausios, kokie atsiliepimai. Ir aš to negaliu padaryti, nes vyras visas šiaušiasi. Ir tai tokie signalai, kurie tiesiog verčia susimąstyti, o kodėl taip mano vyras labai staigiai pasikeitė. Jeigu nelydi, pavyzdžiui, kad jis pradėjo labiau save prisižiūrėti, sportuoti ar ne, jeigu nelydi atšalimo elementai, tai dar galima ir atidžiau pastebėti. Bet jeigu prie to pačio vėlgi yra tų daiktų būtent slėpimas ir čiaušimasis, tai mano asmeniniai daiktai. Taip, tai mano asmeniniai daiktai, bet mes, kai esam poroje, dažnai tenka tais daiktais ir pasikaitalioti, tai mano sugedo, tai pas tave yra tavo servizo telefono numeris, man reikia pasiskambinti, vat pasiskambinsiu, man bus patogiau ir taip toliau. Ar ne? Bet tose situacijose jau, kai įsimaišo neištikimybė arba užsimezga kažkoks romanas ar ne šone, atsiranda tie tokie įrodymai, kur verta susimąstyti, ar ne? Dažnai atsiranda daug melo, kur buvo, dingsta žinutės ištrintos, jeigu jau ir atspėjai kodą, tų žinučių pažiūrėti negalėsi, nes jos jau bus ištrintos. Protingi taip, nuslepia. Kada mūsų tai galvoje yra įvairios mintys ir mus tiesiog valgo pavydas, valgo nepasitikėjimas, kada nėra realių tų įrodymų, kad vyras eina į kairę ar į dešinę, tai atidarius žinutes, jis nelabai, man atrodo, ir taršiausias, kad tu paimsi tą telefoną pirmiausia, bet atidarius žinutes, matysi visas žinutes, visus pokalbius, visus skambučius, kas vyksta jo gyvenime, jis tikrai to neslepia, nes jisai neturi ką slėpti. Jeigu jis ir paskambino buhalteriai paklausti, ar viskas tvarkoj su dokumentais, nes pas jį individuali galbūt veikla, tai gali taip save žeminti, paskambinti tuo pačiu numeriu ir paklausti, kokie reikalai jūs sieja. Bet buhalterė tik nusijuoks ir sakys, taip, mūsų sieja labai dideli skaičiai. Ir vienur yra atvira, viskas prieinama. Kur yra neištikimybė, visur yra viskas uždara, visur yra slepiama, visur yra melas, saldus melas, apipintas melas. Ir atrodytų kaip ir vienoje situacijoje ir kitoje situacijoje viskas gerai, bet
Ir vienoje ir kitoje situacijoje mūsų širdis tiesiog kalatojasi nuo nerimo, nuo įtampos, nuo streso. Vienur pasiduodamos savo minčių srautams, savo iliuzijoms ir tiesiogiai ėsdamos savo vyrą, stumdamos į tą neištikimybę. Kai vyrui nusibos klausytis, kad jis yra neištikimas ir jis galbūt nepasielgs taip protingai, kad nutraukti iškart santykius, o tiesiog šone jau ir pradės dairytis tos kitos moters ir sukurs tuos santykius, kuriuos taip jam prikišate. Kitu atveju, kada yra neištikimybė, jis jau suka romanus šalia, kaip sakiau, slepiasi telefonai, kompiuteriai, ir nesinori ir švelnumo, ir artumo, ir sekso, ir agresyvus. Ir jeigu kalbam apie jojo telefoną ar veiklą užklasinę ar ne, atrodo nieko tokio nepaklausei, galbūt paklausei, kaip tau sekėsi darbe, o čia automatiškai visas pasišiaušia arba ką tu veikei po darbo, kur buvai, kur užtrukai, atrodytų kaip ir normalūs klausimai, nu taip, gal pas mane jau pakilęs tas toksai nepasitikėjimas vyru ir būtent jau pradedu tas apklausas, bet švelniu tonu, gražiai, viskas tvarkoj, tai galima nuleisti kaip ir paprastam pokalbiui, bet vyras kažkodėl šiaušiasi, jis kažkodėl į tai reaguoja agresyviai. Ir tai vienas iš signalų, kad yra kažkas negerai ir kažkur yra daug melo ir kažkas yra nuslepiama. Taigi, kaip ir sakiau, jeigu yra tai tiktais mūsų sukurtas pavydo iliuzinis kaltinimas vyrui, tai vyras tokiu atveju elgiasi atvirai, jis pasiekiamas, nesislapsto. Ilgainiui jis gali tiesiog atsitraukti ir žiūrėti visą situaciją iš šono. Kai neištikimas vyras agresijoje draskosi ir netgi prigauta jojo uodega su tiesioginiais įrodymais yra traktuojama, kad tai yra pažįstama, kad dabar tai mūsų kažkoksai renginys, susitikimas ar dar kažkaip panašiai, išsivartoma, kad tai yra nesąmonė, kad tu ne taip pamatei, tu ne taip supratai, o ko čia ne taip suprasti ir ne taip pamatyti, jeigu žinutėse figūruoja katytė, saulytė, tu mano meilė, aš tave pasiilgau, kada mes susitiksim, ai, kai ta višta išeis į darbą, ar ne? Ir įvairios žinutės gali netgi būti dar ne visai ištrintos ir jūs prie jų prieisite ir matysite, bet tada moteris labai dažnai užsimerkia. Jo, yra taip sunku susitaikyti su tuo, kad vyras tiesiog yra neištikimas, jos ieško kaltės savyje, jos eina į savęs nusivertinimą ir galvoja, kad jos buvo nepakankamai geros, nepakankamai seksualios, nepakankamai skiria dėmesio, todėl vyras išėjo ieškoti romanų. Bet deja, jeigu tikrai vyras jūs myli, jisai to ne kažkokių romanų tikrai nedarys, neieškos. Jeigu jis negaus dėmesio, jis tiesiog eis į kompromisus, jisai klausinės, jisai komunikuos, jisai bendraus. Jis bandys pasikalbėti apie tai, kas jūs jaudina, kas su jumis darosi, kas jūsų pasaulyje vyksta. Jis bandys dasibelsti iki jūsų, o ne lengviausiu būdu eis ieškoti romanų. Tokie vyrai dažniausiai iš santykių į santykius eina per moterų rankas ir jiems tai patinka, tai jų libido galbūt tą medum teka. Jis taip jaučiasi vyriškas, jis taip jaučiasi fainas, jis taip jaučiasi gerai ir tai jojo, kaip ir sakiau, yra pasirinkimas, bet mes turim savo pasirinkimą.
ar užsimerkti į jo veiksmus, ar turėti savigarbos, pagarbos sau ir su iškelta galva pripažinti, nesidraskant šitoje situacijoje, nu, kam dėl šiukšlių, kaip aš sakau, draskytis, su iškelta galva tiesiog išeiti iš santykių, įsilaižyti žaizdas, susitvarkyti ir apžvelgti aplinką. Gal toj aplinkoj būtent jau atsirado tas vyras, kuris jus vertins, mylės, gerbs ir kuris bus vertas pasitikėjimo. Bet dažnai iš po tokių skaudžių būtent santykių moterys išduotos nebegali pasitikėti vyrais. Vyrai yra nesaugumas, kuris sukelia joms skausmą. Ir čia reikėtų prieš einant į santykius, mano tokia rekomendacija, pirmiausia padirbti su savimi, su savo vidumi, kad į kitus santykius neatsinešti tų baimių, to nesaugumo, kad ir vėl visą tai pasikartos. Kad tiesiog pradirbti savo būseną, atsigauti. Ir tada jau, kai atsigauni, susitvarkai, kai nėra to prisirišimo, kad aš galbūt ir vėl padarysiu tą pačią klaidą, vėl su tokiu pat susidėsiu, nu, tokių minčių ir tikrai dažnai būna, kad gyvenimas pameta ir vėl tokį patį, nes jeigu mes gyvenime iš savęs neaugame, tai mes ir vėl pritraukiame tokius pat liurbius, kokius ir turėjom prieš tai. Nes taip jau yra suraidyta. Gyvenimas mums duoda tobulėti. Ir arba tu susirandi vyrą, prie kurio tiesiog pradedi augti ir tobulėti, arba susirandi liurbį, kuris privers tave tobulėti. Per skaudžius santykius, per skaudžius išsiskyrimus, per išdavystės, per melą. Tai čia yra jau jūsų moterų pasirinkimas, kuriuose santykių kelyje, kokiam norit būti, kokį kelią jūs norit praeiti ir kaip norit jūs gyventi. Laimingos, susitvarkiusios savo vidinės būsenas, baimės, kai pasitikite savimi, kaip galit pasitikėti šalia esančiais žmonėmis, vyru, kai realiai situaciją analizuojate, mokate analizuoti ir iš to priimate teisingus sprendimus ir naudingus sprendimus savo. Dabar, kada moteris tiesiog susikuria tą iliuziją, kad vyras galbūt neištikimas, kada jos tiesiog verda pavydu, jų visa tai yra iš būtent vaikystės galbūt žaizdų. Taip pat gali būti ir iš tos patirties, kada buvo išdavystės, atėjo kitus santykius ir jau jinai negali pasitikėti vyrais, taip, tai gali būti ir toks variantas, bet dažnesnis variantas būna tai, kad matyti šeimos elgesio modeliai mums neleidžia tiesiog pasitikėti žmonėmis. Mes vaikystėje buvom atstumtos, išduotos, aplink mus buvo daug melų, išdavysčių, galbūt tėvai buvo neištikimi vienas kitam, gal buvo seneliai neištikimi, gal taip pat vyko tiesiog tos iliuzinės pavydo scenos, nors ir nebuvo faktų, bet vyko pavydas ir iš visokių tokių situacijų, iš visokios tokios informacijos, kas supo jūs, susidaro įvairios programos, kurios skatina nepasitikėjimą žmonėmis, nepasitikėjimą vyrais, kad vyrai yra nesaugu, kad vyrai tie, kurie išduoda, tie, kurie gali elgtis kaip nori. Ir taip pat kyla pavydas iš žemos savivertės, kada mes nesijaučiam gerai, kada mus taip pat vaikystėje labai dažnai galbūt nuvertino, mūsų pastangas, mūsų išvaizdą, mūsų charakterį, ar ne, mus kritikavo, tiesiog sakė, koks mūsų baisus charakteris, ar ne, kad mes tai per storos esam, tai šleivos, tai kreivos, tai akiniuotos, tai vėl kažkokios, mūsų kritikavo mūsų artimoji aplinka ir netgi tėvai. Iš to nukritusi savivertė,
taip pat priduoda tai, kad mes einam ir toliau į tą, mes jau įtikėję, kad mes esam tokios netobulus, einam į tą nusivertinimą, į tą susilyginimą su kitais ir jaučiamės taip, kad mes nepakankamai geros ir iš čia vėlgi prasideda įvairios tos problemos. Ir labai dažnai, kad vat, kai mes užkeliam vyrą ant pjedestalo, mus labai dažnai kankina tokia baimė, kad jis gali mus palikti. Jis toks nuostabus, jis toks fainas, aš gyvenime daugiau tokio nuostabaus žmogaus nerasiu. Ir jeigu aš jį prarasiu, tai kaip aš gyvensiu toliau, ar ne? Ir ta baimė būti paliktai, kad kažkuri moteris priglaus jūsų vyrą, taip pat eina į tai, kad jūs bele kaip norit jį išsaugoti ir pradedat saugoti netgi nuo tų žmonių, kur net neįmanoma. Nuo mamos, nuo jojo pačios sesers, nuo visko absoliučiai. Jūs einat į tą paranoją, kada jau protas visiškai loginis yra įsijungęs, vadovaujatės tik tais būtent vidiniu savo tuo chaosu, tuo vidiniu savo pavydu, kai visur atrodo neištikimybės ženklai. Kada yra būtent realūs faktai, kada jūsų vyras yra neištikimas, tai taip pat gali būti susiję su jojo šeimos elgesio modeliais, kada jojo šeimoje galbūt tai buvo priimtina eiti į kairę, į dešinę, kurti įvairius santykius. Galbūt vienas iš jojo tėvų tiesiog gal sugriovė kitą šeimą, ant tos šeimos griuvėsių pasistatė savo šeimą, ar tiesiog, kai sakoma, vyrui tai yra normalūs faktai. Jis tiesiog taip pasitenkina savo vyrišką ego ir yra tiesiog kolekcininkas moterų, kur kuo daugiau turėsiu moterų, tuo aš jausiuosi vyriškesnis. Tai būtent tokios pagrindinės jų yra ir daugiau įvairiausių smulkiausių, čia tik tais pagrindinius tokius apžvelgiu dalykus. Gal jam iš viso patinka azartas ar ne, kad jį dabar paims ir prigaus, ar ne, gal jam patinka tas faktas, tai čia daugiau reikėtų juos gilintis. Aš tik keletą tokių faktų pasidomėjau. Ištikimybė tai ne mano arkliukas ir aš su šita sritimi kol kas nedirbu. Mano sritis yra nepasitikėjimas, kur iš nepasitikėjimo gimsta įvairiausios problemos šeimoje, nesusikalbėjimai ir pavydas ir konfliktai įvairūs ir emocijos nevaldymas ir nusivertinimas ir kitų nuvertinimas ir dar yra milijonas įvairiausių priežasčių, kada mes nesijaučiam įvertintos saugios savo santykiuose. Ir aš būtent dirbu su tuo. Taigi, tai yra tik tais mūsų pavydas, tai vyras neduoda tam pretekstą. Kada yra neištikimybė, kaip ir minėjau, vyras duoda tam pretekstą. Ir dabar aptarkime dar situacijas, kai mes pavydime. Tai tokios situacijos pasikartojančios, kai pavydas pasireiškia ne tada, kada vyras šalia. Balio metu vyras yra konkrečiai šalia jūsų. Jis tiesiog pasisuko, pasisveikino, jūs pradeda šnypšti. Iš vidaus, po to nesivaldote, išeinate į išorę. Susitikote gatvėje kolegę, ar tai buvo jojo firmos kolegė, darbuotoja galbūt. Jie persimetė kelis žodžius, jūs jau šnypštėte. Jis susitiko savo vaikystės draugę, kurios 100 metų nematė, jis taip džiaugiasi, o jūs jau šnypščiat. Ir nesvarbu, kad tos draugės pilvas buvo jau 8 mėnesį ir tiesiog baksnojo jum į nosį. Jum čia dar gimė idėja, o gal tai jojo.
įvairios situacijos, kada netgi kai vyras jumis rūpinasi, jisai jumis domisi, jis stengiasi suteikti, kol nėra pavydo scenų, tarpu šilumą, dėmesį, vis tiek kartojasi ir tai dažniausiai tos situacijos kartojasi be faktų, kada jūs nepagavote, besiglamžant, besimyluojant, kaip kitoje situacijoje. Kai yra kažkokie prisilietimai, kai yra tiesiog sėdit prie staliuko su tavimi, o akių nenutraukia nuo visų absoliučiai kavinėje esančių moterų. Kai jas tiesiog valgo akimis ir net nesigėdėja, kad jūs sėdite šalia. Kai jis koketuoja netgi prie jūsų ir to net neslėpia. Kai jisai slepia telefoną, kompiuterį ir pilna būtent tų slaptažodžių, kai jojo tiesiog reakcija ir veiksmai į jūs keičiasi, kaip jojo poelgiai į jūs keičiasi ir kai jūs tampate tik patogi, bet nebrangi. Patogi, nes apskalbėt, padarot valgyti, viskas suruošta, viskas sudėliota, o pas meilužę gali jisai gauti tai, ramybę, aistrą. To, ko jūs pavargusi jau nenorėsit gal duoti, o jis nenorės stengtis to įžiebti. Nes normaliuose santykiuose mes pavargstame iš po dienos rutinos, iš po tų įvairiausių ir buities, ir darbo, dar samdomo ar ne, ar įmonėje, jeigu esate įmonės savininkas ar ne, iš po tų visų darbų esi pavargę. Bet jeigu tavo antra pusė mato, kad tu ir pavargęs, jisai vis tiek stengiasi jūs išprovokuoti, padūkti, tiesiog apsikabinti, pabūti, skirti kažkokį dėmesį, kažką tokio padaryti, kad atkreipti jūsų dėmesį. O antru atveju jis tiesiog gyvena kaip pas mamą. Ai, dar, taip, pro retą gauna sekso, nes, reikia jūs kažkaip užčiapti, kada jūs bandot giliau ir giliau knistis ir prigauti jį su tiesioginiais įrodymais, kad jis prie jūsų akių guli su kita moterimi. Todėl pro retą gal būna dar kažkoks seksas. Sekso sumažėjimas tai nereiškia, kad vyras yra neištikimas. Kartais būna ir tam tikros įvairios ligos vyrų srityje ir reikėtų ir pirmu, ir antru atveju tiesiog susėsti, be jokių aistrų, be jokių emocijų, tiesiog susėsti ir gražiai pakalbėti. Kaip jautiesi, kokios mintis tave kankina, kas su tavim darosi. Pasikalbėti ir pažiūrėti vyro reakcijas. Ar jis ramiai šneka apie tai, ar jisai prusluojasi ir vėliai rėkia, kokia tu pavydi, kokia tu isterikė, kokia tu idiotė ir kaip tu visko prisigalvoji, ar jis eina į tiesioginį pokalbį ir šneka, kad jis supranta tavo visas baimės, kad jis supranta tave, bet nėra ko nerimauti, viso to nėra. Ir jeigu jauti, kad tavo galvoje yra tokios mintis, kad tu esi nepakankamai gera, arba mano vyras ant tiek yra geras, kad kita gali pavogti, tiesiog gali, kai sakoma, pabandyti susitvarkyti savo savivertę ir susitvarkyti santykius, sustiprinti santykius, išeiti iš pavydo, išeiti iš nepasitikėjimo, susitvarkyti savo vidinės giluminės priežastis, bet neskaitant kažkokias knygeles. Dirbant normaliai su specialistu, kuris dirba su gyliu, kuris dirba su giluminiais procesais ir mato giluminės priežastis, kuris gali jums padėti, duoti naujus įrankius, kad jūs galėtumėte išeiti ir pagaliau kvėpuoti ir mėgauti savo santykiais. Antru atveju, kada yra neištikimybė, spręsti tik tais jums. Ar jūs norite save ir toliau žeminti ir užsimerkti faktams į akis, kada jūs pastoviai jį įteisinat,
kad jūs pastoviai pasiduodat jo manipuliacijom, kad tai yra nesąmonės. Ir čia jum yra apsispręsti, ar ir toliau tikėti saldžiais melais ir užsimerkti į akivaizdžius faktus, ar būti ta moterim stipria, kuri tiesiog išeina iš tų santykių, pakelta galva, kuri gerbia save, kuri pasitiki savimi ir tiesiog išeiti iš santykių ir pradėti mėgautis gyvenimu ir su laiku atsiras tas vyras, kuris bus vertas jūsų, kuris jūs brangins, kuris pames galvą dėl jūsų. Ir aš linkiu gilios analizės savo santykiuose. Jeigu negalite pačios išsianalizuoti savo santykių, kreipkitės į specialistą, kuris jums padės. Galite kreiptis ir į mane. Pokalbio metu mes apžvelgėme jūsų santykių situaciją, apžvelgėme įvairius faktus ir apžvelgėme giluminės priežastis. Ir labai dažnai ir labai greitai ten pasirodo, ar mes tiesiog turim giluminių kažkokių problemų, tų blokų, kurie trukdo mum kurti santykius ir iš jų ateina įvairios problemos, ar tai vis dėlto yra ištikimybės šešėliai. Tai labai greitai per būtent tą sesiją, per analizę eina pamatyti, nes tai yra akivaizdu, bet dažniausiai, kaip sakiau, mes nenorim tuo tikėti, kas yra prieš mūsų akis. Ir geriausiai tai, kai mums pasako kitas iš šono žmogus ir dar specialistas, nes specialistas vis tiek turi tą tokį autoritetą, tai ne draugė, kuri galbūt nori nuvilioti mano vyrą, ar ne. Ir linkiu jums sąmoningumo ir jeigu reikia, santykiuose kyla kažkokios problemos arba yra kažkokių neaiškumų, kreipkitės, rašykit, aš visada šalia jūsų.